Stendalio namas, kuriame XIX amžiaus pradžioje, XVIII pabaigoje buvo Vilniaus universiteto profesorių namai. Rašytojas Stendalis kartu su Napoleono kariuomenė atkeliavo iki Vilniaus, bet susirgo ir čia pasiliko ir laimė išvengė didžiulės Napoleono kariuomenės nesėkmės Rusijoje. Chodkevičiaus dvaras. Lenkti kardai. Štai kaip būdavo apsiginklavę mūsų kareiviai tais laikais. XVII amžius. Lenkti kardai pranašesni, nes galėdavai kirsti iš karto traukdamas iš makšties. Na, visi vyrai privalėjo, visi kilmingi vyrai privalėjo mokėti valdyti kardą. Deja, dažnai jie tuos savo įgūdžius panaudodavo ne kovoti su priešais, bet tarpusavy kapotis. Deja, kaip dažnai būna.